Kartais visai nebūtina sėdėti VIP ložiai, kad pamatyti svarbias renginio akimirkas. Šiandieną Klaipėdoje vykstantis vandens formulių pasaulio čempionatas puikiai patvirtina šį teiginį. Milijonams žmonių visame pasaulyje stebint šias varžybas prie televizijos ekranų. Ir mes turime ką parodyti savo žiūrovams. Ar žinojote, jog dar visai neseniai ši sporto šaka, po alpinizmo, buvo antra pagal pavojingumą pasaulyje? Praktiškai kiekvienos vandens formulių lenktynės baigdavosi sportininko žūtimi. Tačiau šiais laikais skiriamas ypatingas dėmesys šio vandenį 200 km/h greičiu skruodžiančio bolido valdytojo saugumui. Sportininkas sėdi uždaroje kabinoje, prisisegęs saugos diržu, kurį galima atsekti vieno mygtuko paspaudimu, o varžybų metu gelbėtojai akimirksniu skuba į bėdą patekusiam lenktynininkui. Kai vyksta lenktynių metu apsivertusio sportininko gelbimo operaciją, siūlome stebėti mūsų kanale. O iš jūsų tikimės patiktukų, komentarų ir žinoma kanalo prenumerata yra mums labai svarbi.